Knygos anatomija. Džiuljeta ir kino kaukai. Teksto anatomija pagal Jurgą Vilę. Pradžia. Kažkada seniai, draugės paskatinta, mąsčiau apie tokią knygą vaikams, bet matyt dar nebuvau tam pribrendusi. Praėjo keleri metai ir vieną dieną kino centro Skalvija edukacinių programų vadovės pasikvietė į svečius ir pasidalino leidinio skirto jauniesiams žiūrovams, gal lankstinuko, gal žurnaliuko idėją. Sutarėm, kad pasiūlysiu joms istoriją, į kurią vėliau įpinsime faktinę informaciją. Neprisižadėjau, sakiau, pažiūrėsiu, ar kino mūzos mane aplankys. Ir ką? Labai greitai tos mūzos apsireiškė, kiek netikėtų pavidalu. Dundėjau traukiniu iš Marcinkonių su senu lagaminu, kurį pasiimu, kai pristatinėjau knygą Sibiro haiku. Jaučiausi šiek tiek kitame laike, ar kaip sakoma, lyg filme. Staiga į galvą ėmė lįsti švelnios, veik permatomos dvaselės, lyg kokie dūmeliai, džinai ar vaiduokliukai. Mes kino kaukai, šnabždėjo. Pajutau, kad jie atklydo iš pačios kino pradžios, aptraukdami visą vagoną ir peizažus už lango nespalvotos kino juostos migla. Jaučiau, kad traukinys tuoj atvyks į stotį, kur jo lauks pasiruošę filmuoti broliai Lumierai. Greit nutiko dar vienas gražus įvykis. Kai Skalvija perskaitė mano užrašus iš traukinio, paskambino ir su entuziazmu pranešė, kad patinka. Pas mane kaip tik svečiavosi Kornelija, su kuria tuo metu kūrėme paveikslėlių knygą Mano draugas hipokampas unikornas. Joje kinas irgi svarbus, nes šios knygos personažas, prancūzas biologas Žanas Penlave, kūrė mokslinius, bet kartu ir eksperimentinius filmus apie povandeninį pasaulį. Knygoje galime jį pamatyti su specialia dėže, į kurią jis įkonstravo savo kamerą. Taigi, skambina Skalvija, sutarėm bendradarbiauti. Klausiu, kas iliustruos, gal jau turite ką nors minty? Ir išgirstu, galvojame apie Korneliją Žalpytę. O, Kornelija čia, mano svetainėje. Tai buvo labai aiškus ženklas. Tada jau susitikome visos ir mes su Kornelija įkalbėjom Skalviją, kad žurnaliuko čia neužteks. Darom knygą. Tokią pusiau komiksą, pusiau paveikslėlių. Veikėjai. Lukas iš pažiūros paprastas, bet išties nepaprastas berniukas. Jis gyvena nepaprastuose namuose ir turi nepaprastus tėvus. Luko namai Barža svajonė. Ir tai pavadinta ne šiaip sau. Tikiu, kad pats kinas gimė iš nuostabios svajonės. Kaip patį beprotiškiausią svajoklį ir kino burtininką įvardinčiau prancūzą Žoržą Meliesą, kuriam būtinai norėjau atiduoti duoklę, bent jau trumpai paminėdama pasakojimą. Luko tėvai prapuolė kine ir tą man teko patirti, kai dirbau kino aikštelėje. Tuomet dar vaikų neturėjau, bet svarsčiau, kaip išsisuka tie, kurie turi. Tiesa, pradinėje versijoje Luko tėtis kino operatorius, o mama kostiumų dailininkė. Bet vėliau sumaniau pakeisti ir knygoje mama tampa kino operatorė, o tėtis apšvietėjų. Man buvo gražu įsivaizduoti jų bendradarbiavimą. Kai ateina naujo filmo kūrimo metas, Luko tėvus praryja kino banginis. Jau seniai galvojau, kaip tiksliau apibūdinti tą būseną, kai filmavimai pasiglemžia žmogų. Tėvams pradingus, Luku rūpinasi jo močiutė Džiuljeta. Pavadinau ją taip italų aktorės Džiuljetos Masini garbiai. Tik vėliau prisiminiau ir Felinio filmą Džiuljeta ir dvasios. Tikriausiai pasąmoningai jį susiejau su knygos veikėjais. Luko močiutė – kino mechanikė, o tai išties paslaptinga profesija. Man visad rūpėjo, kas dedasi tame slaptame kambarėlyje, vadinamame projektorine. Galbūt tas smalsumas ateina iš šeimos legendos, pasakojančios, kad mano prosenelis Jonas Klovas, grįžęs iš Argentinos į Žagarę, parsivežė ne tik medinį lagaminą, pilną pinigų, bet ir kino projektorių. Dar daugiau, įkūrė kino teatrą. Šiems faktams įrodymų trūksta, bet kad kinas jau buvo užbūręs mano protėvius, gera žinoti. Vėliau stažuodamasi Niujorke,
avangardinio kino archyvuose mėgdavau užsukti į projektorinę, iš kur filmą gali matyti visai kitaip. Traukinyje buvau sugalvojusi, kad Lukas su močiute daug kalbasi ir tuos pokalbius vadina pafilosofavimais apie kiną ir gyvenimą. Bet knygoje tam nebeliko vietos. Kaip ir ramioms akimirkoms, kai Lukas su močiute tiesiog žiūri į upę, triauškina barankeles, užsigerdami pienu ar braškių sirupu. Knygoje veiksmas juos visus įsuks lyg viesulas ir tik retkarčiais galėsim atsikvėpti. Tarkim, begalinės istorijos atvarte, kur Džiuljeta skrenda ant fuchuro arba kai Kaukų orkestras akomponuoja nebylaus kino seanse. Dar vienas svarbus, nors ir antraplanis veikėjas gimė kiek vėliau. Tai ponas Alfredas. Jis įkvėptas vieno mano mylimiausių prancūzų režisierių Žako Tati ir jo alter ego pono Julo, tikrai ryškaus personažo, sukuriančio aplink save tą filmišką, žavų, lengvai komišką pasaulį. Taip pat norėjau atkreipti dėmesį į aptarnaujantį personalą, tuos žmonės, kuriuos ne visada pastebim, nors dažnai jie slepia savyje neįkainojamus turtus. Aš pati pradėjau savo karjerą kino teatre nuo bilietėlių plėšytojos darbo. Ir po darbo tie nuplėštų bilietėlių galiukai kišenėje man primindavo visus nepaprastus per dieną įvykusius susitikimus. Kodėl toks vardas? Nes mano dukra Alisa, nusižiūrėjusi iš kažkokio meksikiečių serialo, sakydavo, kai jai kas nors atidarydavo mašinos dureles: "Gracias, Alfredo." Nekantriai laukiau, kol personažai įgaus kūną ir charakterį. Kaip Kornelija juos pamatys ir nupaišys. Miglotai prisimenu, kad Kaukai iš pradžių išėjo panašus į robotukus, aštresnių formų, bet vėliau nusprendėm, kad pagal tekstą jie švelnesni ir minkštesni, lyg iš rūko, lyg iš dūmo susiformavę. Pirmą kartą pamatę močiutę Džiuljetą, mano vaikai aiktelėjo: "Čiagi tu, mama." Kiek sutrikau, bet ir apsidžiaugiau. Kartais pristatinėdama knygą mėgstu persirengti Luko močiute. Dideli akiniai, žili plaukai, ausyse auskarai 8 mm kino juostelės, kuriuos pati pasigaminau. Užtaisau juostą ir šviesos spindulys nušviečia ekraną. Siužetas. Aišku, personažo asmenybės ir profesijos atsinešė su savimi didelę dalį istorijos, bet reikėjo sugalvoti, kaip juos apgyvendinti kartu su edukaciniu tekstu ir, žinoma, išrašyti siužetą. Tikriausiai jau pastebėjote, kad mano knygose svarbios kelionės. Ar tai būtų vidinė kelionė, kelionė į tremtį, naktinis pasivaikščiojimas mieste ar susitikimų virtinė. Kelionė tapo svarbi ir šioje knygoje. Kelionė į praeitį, dar prieš gimstant kinui. Bet taip pat pažintinė kelionė ir svajonės tikslo siekimas. Gal čia ir buvo svarbiausia įsivardinti, kur veikėjai nukeliaus su visa surinkta informacija. Įkvėpti jie patys užsigeidžia sukurti filmą. Kelionės motyvas padiktavo knygos struktūrą. Pabaigoje įvyksta filmavimas. Bet tuo viskas nesibaigia, nes ir skaitytojai įtraukiami į aktyvesnį dalyvavimą. Tai yra, jie lieka su klausimais ir užduotimis. Negalėčiau išskirti mieliausių knygos vietų. Man šis pasakojimas lyg ta upė, kurioje plaukėja barža svajonė. Viena čia išplaukia iš kito, viskas susiję, viskas kažkur neša. Vartydama knygą džiaugiuosi galėdama įkvėpti oro lauke, bet su mielu noru lendu į kino salę, projektorinę, studiją. Net ir pasivažinėjimas troleibusu dėl Kornelijos komiksų išėjo lyg atskiras filmukas. Norėčiau ir aš sutikti troleibuse šokančią ir dainuojančią nenuoramą močiutę. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Pasiruošimas ir kūrybinis procesas. Dalį informacijos knygai pateikė Skalvija. Aišku, ją reikėjo perrašyti, kad būtų kuo suprantamesnė. Taip pat nemažai naršiau po įvairias internetinės svetaines, naudojausi lietuviškų audiovizualinių medijų žodynų. Ilgai gryninom planą, struktūrą. Tekstą rašiau horizontaliame puslapyje, padalintame per pusę, lyg iškart matyčiau atvartus.
Čia tilpo ir scenarijus komiksui su įvardintais veikėjais kas ką sako ir komentarai Kornelijai. Sugalvojau temas suskirstyti į skyrius ir juos užvadinti. Kiekvienam skyriui, neatsižvelgiant į jo sudėtingumą, skirti po atvartą. Buvo sunku į kai kuriuos atvartus sutalpinti tiek daug informacijos. Kūrybinio proceso įkarštyje teko persikraustyti į naujus namus, su visais kino kaukais. Turėjau atsisveikinti su savo mylimo darbo erdve ir prisiglausti naujo buto virtuvėje. Net nebeatsimenu, kada ir kur šitą knygą rašiau. Man toks jausmas, kad visą laiką ją tiesiog dėliojau, stumdžiau, karpiau. Iš tiesų praleidau labai daug laiko montuodama. Šioje knygoje, kaip ir filme, galutinis rezultatas pasiektas montaže. Ir ne tik virtualiai, kas kartą atsispausdindavau puslapius ir karpiau tekstus, klijavau, plėšiau, vėl klijavau. Galiausiai planą pasitvirtinom su Kornelija. Peržvelgėm, kiek kur yra vietos jos piešiniams. Atsiradus eskizams vėl dėliojomės. Dirbant įsijojo daug dalykų. Įsiminė tie, kuriuos reikėjo paaukoti galutinėme etape. Tarkim, eilutė apie nepriklausomo kino kūrėjas moteris, nors pacitavau tik dvi – Marie Menken ir Maya Deren. Ar pastraipa apie poetinį kiną. Kažkas dėja išgaravo netyčia. Pavyzdžiui, magiškojo žibinto, Laterna Magica apibrėžimas. Liko tik piešinys ir graži paslaptis, prie kurios gyvai prisiliečiau tik šiais metais festivalio pirmoji banga Magiško žibinto seanse Vilniaus Mažajame teatre. Tiesa, jau pabaigtą tekstą skaitė ir komentavo keli Skalvijos ir mano bičiuliai susijęs su kinu. Turinį redagavo kino kritikė Neringa Kažukauskaitė. Aplinka. Scenas padiktavo pačios temos, pagal jas ir siužetas susidėliojo. O tada jau Kornelija ėmė kurti vizualų pasaulį. Iš pradžių buvo numatyta daug ryškių spalvų, bet jų vis mažėjo. Pamatėm, kad visko ir taip gausu. Norėjosi neperkrauti, išsigryninti, bet taip pat išvynioti pasakojimą kaip nespalvotą kino juostą, pajusti jos jautrumą, grūdėtumą, meniškumą. Knygos aplinka atspindi ir mano pasaulį, mano asmeninės patirtis. Užaugau su nukreiptu į mane kameros ir fotoaparato objektyvu. Tėtis su jais nesiskyrė. Aš tik stebėdavau jį didelėm akim, o vėliau ir filmus rodomus ant paklodės. Knygoje mano gimtasis Vilnius, Neris, Barža, troleibusai, Skalvija, nors neįvardinta konkrečiai, bet žinantiems nekyla abejonių. Seniausias veikiantis mieste kino teatras, kino studija. Užaugau senamiestyje ir daug laiko praleisdavau kino teatruose Lietuva, Pionierius, Spalis, Vilnius, kiek vėliau atrasta Ozo salė ir žinoma Planeta, kurioje įsidarbinau būdama 16. Po studijų Vilniaus universitete išvažiavau į Paryžių studijuoti audiovizualinių menų. 3. kurse pasirinkau kino juostų archyvavimo ir restauravimo specialybę. Jau tada prisiliečiau prie senų kino juostų, bet daugiausiai jų pačiupinėjau ir suarchyvavau antologijoje pas Joną Meką. Iš to laikotarpio gimė mūsų kartu su Migle Anušauskaite sukurtas komiksas Meko sodas, kurį išleido leidykla Aukso žuvis. Paryžiuje nuo kino teatrų gausos man svaigo ir vis dar svaigsta galva. Turiu savo mylimus, kur kaskart sugrįžtu. Kino klasikos, autorinio kino šventovės. Le Champeau, Christine Cinema Club, Espace Saint-Michel, Filmothèque du Quartier Latin, Le Ritliken, Les Cural, Le Studio 28. Rodos vardinčiau ir vardinčiau. Dažniausiai į Paryžių dėl kino ir skrendu. Tai lyg narkotikas. Jau ir dabar knieti ieškoti bilietų. Kino studijos virtuvę teko pažinti iš vidaus. Dirbau prie kelių projektų kaip asistentė, kuriant testinį scenarijų. Su džiaugsmu palydėjau Luką, močiutę ir kaukus į tą pasaulį, kur gimsta kinas. Gera prisiminti kino aikštelės bruzdesį ir labai svarbu bendrumo jausmą. Bet taip pat kalbėti apie eksperimentinį kiną, kuriam nereikia studijų ar komandos, kurį gali kurti pats savo vienas.
Šią knygą man pirmiausia norėjosi skirti kino kūrėjams, kino technikėms ir jų vaikams. Taip pat visiems mažiems ir dideliems kino mylėtojams, tikintiems stebuklais ir svajokliams, kurių gyvenimas lyg iš kino. Ne todėl, kad jis pilnas neįtikėtinų įvykių, o dėl savitumo, originalumo, gebėjimo sukurti aplink save kitą realybę. Iliustracijų anatomija pagal Korneliją Žalpytę. Stilius. Ši knyga nuo kitų mano iliustruotų skiriasi tuo, kad čia mažai spalvų. Žinoma, esu iliustravus tekstinės knygas, kurios reikalauja tik linijinių ir nespalvotų iliustracijų, tačiau Kaukai visai kas kita. Nors man asmeniškai joje yra ir spalvų, ir tonų. Visko. Ji tokia švelni ir jauki savo atspalviais. Labai džiaugiausi priėmusi sprendimą šioje knygoje derinti piešimą ir koliažą. Jau seniai ketinau imtis projekto, kuriame galėčiau taip kūrybiškai atsipalaiduoti ir suderinti daug dalykų. O šiai knygai atrodo, būtent to ir reikėjo. Taip atsirado savotiškas balansas tarp informacijos ir meniškumo. Kai jungiau visus savo piešimo variklius, jie puikiai ėmė skleistis puslapiuose. Komikso kūrybai tikrai tenka skirti nemažai laiko ir jėgų. Svarbu, kad viskas veiktų ir skambėtų. Galėtum ne tik žiūrėti, bet ir skaityti. Nebūtų tiesiogiai iliustruota, ką perskaitai, o papildytų tekstą. Tikrai nemažai laiko praleidau žiūrėdama į tekstą ir įsivaizduodama, kur kaip skelsiu ir perkelsiu, nukelsiu, kad gerai atrodytų. Pasiruošimas. Kadangi knygai gimti, nupiešti, buvo skirtas mėnuo, visą informacinę medžiagą paruošė Skalvija, kokias tiksliai kameras, objektus turėčiau pavaizduoti. Jurga konsultavo, kokie filmai, o kartais kokie tiksliai kadrai įvardyjami tam tikrose scenose. Nepaprastai didelis darbas viską suruošti, kad galėčiau imti ir paišyti. Sąrašas daiktų, vaizdų ir tikslių momentėlių, kuriuos visi norėjo matyti knygoje, buvo ilgiausias, bet man, norinčiai viską tiksliai pavaizduoti, jo labai reikėjo. Veikėjai. Veikėjus sukūriau gan greit. Močiutė Džiuljeta ir anūkas Lukas gimė vos perskaičius ir jie atrodė būtent taip, kaip ir galutinėme knygos variante. Jurga juos pamilo, taigi dėl jų išvaizdos iškart sutarėm. Tiesa, kartą ar kelis sulaukiau komentaro, kad keliose iliustracijose Luko plaukai gan smarkiai per ilgi ir jis ima priminti moterytę, o ne berniuką. Bet aš nesunkiai tuos plaukus jam pakirpau. O dėl močiutės norėjau, kad jie atrodytų inteligentiška, bet ir smarki, stipri, pasportuojanti. Tokia labai lengva ir itališka. Kaskart pažiūrėjusi, tai pagalvoju. Aplinka. Man svarbiausia nesikartoti ir kiek išeina dažniau keisti žiūrėjimo taškus, kampus ir rakursus. Mėgstu nebūti tiksli, tampyti perspektyvas, dėlioti keistas ir netradicinės kompozicijas. Nors knygoje daug situacijų, kuriuose matomi tik besikalbantys veikėjai ir daug informatyvaus teksto, bet jei tik veikėjai kur nors lankosi ar ką nors įsivaizduoja, nepagailiu vaizduotės ir kūrybiškumo. Siužetas. Didžiausias smagumas su Jurga, kad ji aktyviai dalyvauja kūrybinėme procese. Yra viena iš nedaugelio autorių, kuriai tikrai nuoširdžiai rūpi knygos detalės, teksto komponavimas, smulkmenos iliustracijose. Tad džiaugiuosi kaskart, kai tenka dirbti kartu. Žinau, kad ji domėsis ir lauks mano žinučių, kaip ir ką aš iliustruoju. Iš jos visuomet laukiu komentarų ar papildymų. Tai praturtina procesą. Kartais turiu šitą pridėti, o kartais tenka ir atimti. Kūrybinis procesas. Kaukų iliustracijos gimė per rekordinį laiką, per 1 mėnesį. Pradžioje atsirado idėja, buvo kuriamas tekstas, renkama informacija, o su iliustracijomis dirbome labai smarkiai, pačioje pabaigoje. Kartais sulaukiu komentarų. Oho, per mėnesį? Ar nepavargai piešti? Kaip čia taip? Tai taip, pavargau,
netgi labai. Buvo akimirkų, kai atrodė, kad nukris ranka. Paskutinius puslapius piešiau dešinę prilaikydama kairę, kad tik pabaigčiau. Ilgų dienų buvo tikrai nemažai, bet dabar matydama, kaip viskas pavyko, tikrai labai džiaugiuosi. Ir tas vargas pasimiršta. Ar neatsibodo matyti tik pilkšvas spalvas? Kartais girdžiu ir šį klausimą. Atsibodo. Nebelabai dairiausi į kitus projektus, dirbau tik su šia viena knyga. Tačiau, net ir pieždama kaukus, rytais skirdavau bent truputį laiko paeskizuoti kitomis priemonėmis, spalvomis. Darydavau koležus. Viską savo, kaip rytinę rankos mankštą. Knygą iliustruodavau kasdien, kiaurą dieną iki vėlumos. Ta sausį tai buvo mano vienintelis užsiėmimas ir pasisekė, kad visi kiti projektai laukė, tad neprivalėjau dalinti dėmesio. Na, nebent nukreipdavau žvilgsnį į katę, pažaisdavom su ja, dar stengdavausi nepamiršti pavalgyti ir atsigerti vandens. Viskas. Tomis dienomis naudojau iki tol nepraktikuotą pagalbos savo planą. Pasidalinsiu juo. Dažniausiai, kurdama knygas, turiu numatytas vietas tekstui. Viską susimaketuoju ir nebekeičiu, kur tos vietos bus. Jas palieku. Ypač tai svarbu komiksui. Keli milimetrai į šoną ir viskas. Jau koks burbulas lips veikėjui ant žando. Kad neperpiešinėčiau visko po kelis kart ir neturėčiau atsitiktinių nesutapimų, sukūriau sistemą. Susimaketuoji, atsispaudi, apvedžioji, baigta. Tikrai buvo darbo. Knygos puslapius sudėjau į linijiniu būdu nupieštą maketą, atsispaudžiau juos, viską ant jų dailiai supiešiau, vis palikdama vietos tekstui, kurį vėliau nuskenavus pavyko atitaikyti. Pildžiau ir darbų eigos planelį. Kasdien dėjau po taškiuką langeliuose žymėdama, ką jau perpiešiau, atspaudžiau, ką pabaigiau ir nuskenavau knygai. Tokio tempo ir rutinos tikrai nerekomenduočiau net ir ekstremaliausiems paišytojams. Puikiai prisimenu paskutinę dieną, kai knyga jau buvo paruošta atiduoti spaudai. Dizainerė dar paklausė, ar viskas patinka. Turiu pripažinti, kad su maketu nuostabi ir nepriekaištingai dirbusios dizainerė Lina Ribinskė ir redaktorė Eglė Devižytė viską įgyvendino tiesiog magiškai ir iš spaustuvės gavo aplodismentų virtualių. Už tai, kad visiškai nebuvo klaidų. Knyga buvo atiduota iš pirmo karto. Nepaprasta. O aš patvirtinus paskutinį laišką ir palydėjus maketą į spaudą, užmigau. Dar prieš užmigdama paprašiau draugo man atvežti tiramisu. Tokie va troškimai atlikus darbą. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė. Projekto Namai vaikų žemė. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Šios knygos kūrėjų biografijas ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.